Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu užsienio apmokestinamųjų asmenų registravimo PVM mokėtojais Lietuvoje tvarką. Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojų, kai tiekia PVM apmokestinamas prekes ir arba teikia PVM apmokestinamas paslaugas, kurios yra PVM objektas Lietuvoje, įskaitant ir tuos atvejus, kai prekės tiekiamos iš Lietuvos arba iš Lietuvos į kitą ES šalį persivežamos verslo tikslais. Per Lietuvos teritorijoje esantį nuolatinį padalinį teikia paslaugas, kurių suteikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas yra kita ES valstybė narė, išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje ES valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos 0 procentų PVM tarifu. Pažymėtina, kad jeigu šias paslaugas per Lietuvoje esantį nuolatinį padalinį teikia kitoje ES valstybėje narėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kuris turi jo įsisteigimo ES valstybės narės suteiktą identifikacinį kodą su žymeniu EX jo pabaigoje ir kuris galioja Lietuvoje, toks asmuo gali pasirinkti registruotis PVM mokėtojų taikančių SVS Lietuvoje ir toliau neapmokestinti PVM savo vykdomų tiekimų Lietuvoje, tol kol neviršė SVS schemos taikymai nustatytų gauto atlygio Lietuvos teritorijoje ir bendros ES apyvartos ribų. Taip pat registracija privaloma, kai vykdoma ES vidaus nuotolinė prekyba prekėmis ir arba teikiamos PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytos paslaugos. Tai yra telekomunikacijų, radio ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir bendra, neįskaitant PVM, tiekiamų prekių ir arba teikiamų paslaugų vertė einamaisiais arba praėjusiais kalendoriniais metais viršė 10 000 eurų ribą. Pažymėtina, kad jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo yra laikomas įsikūręs ir arba turintis padalinių ne vienoje valstybėje narėje, tai tokiu atveju 10 000 eurų riba netaikoma. Todėl prievolė registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje atsiranda iš karto nuo šios veiklos vykdymo pradžios. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuotolinės prekybos būdu, tiekiant naujas transporto priemonės, prievolė registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje nėra, o tiekiant akcizais apmokestinamas prekes, prievolė registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje atsiranda nuo 1 euro. Tuo tarpu prievolės registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje nėra, jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo tiekia PVM apmokestinamas prekes ir arba teikia PVM apmokestinamas paslaugas, kurios yra PVM objektas Lietuvoje, tačiau asmuo, būdamas įsisteigęs kitoje ES valstybėje narėje, yra registruotas SVS schemoje ir jo tiekimai praėjusiais ir einamaisiais kalendoriniais metais neviršė Lietuvos teritorijoje 45 000 eurų atlygio ribos, 100 000 eurų bendros ES apyvartos. Tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, dėl kurių prievolė apskaičiuoti PVM tenka pirkėjui, pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2, 3 ir 4 dalį, tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą. Svarbu paminėti, kad yra išimčių, kurias aptarsiu vėliau. Taip pat, kai tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą yra neapmokestinamos, arba tiekia prekes ir arba teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas Lietuvoje. Bei, kai užsienio apmokestinamasis asmuo, vykdydamas ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir arba teikdamas PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytas paslaugas asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, yra registruotas SO sistemos dalyvių ir susidariusią PVM mokesčio prievolę Lietuvoje atlieka naudojantis SO sistemą. Kaip minėjau, yra tam tikrų išimčių, kai užsienio apmokestinamasis asmuo privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojui, nors prekių ir arba paslaugų tiekimai apmokestinami 0 procentų PVM tarifu. Prievolė registruotis PVM mokėtojui atsiranda, kai tiekiamos prekės į kitą ES valstybę narę, tiekiamos prekės į trečiasias šalis, tiekiamos prekės, kurios laikinai saugomos muitinės, tiekiamos prekės, kurioms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo arba laikino įvežimo perdirbti muitinės procedūra, tiekiamos prekės, kurios išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį, tiekiamos prekės, kurioms tiekimo metu tebegalioja PVM lengvatų sandėlyje taikomas režimas,
teikiamos atsiskleidusio tarpininko paslaugos, kai tarpininkaujama PVM įstatymo 53 straipsnio pirmoje dalyje nurodytuose prekių tiekimo sandoriuose, teikiamos paslaugos, kurios tiesiogiai susijusios su PVM įstatymo 53 straipsnio pirmos dalies, 3., 4. ir 6. punktuose nurodytomis prekėmis, tiekiamos prekės, kurioms įforminta muitinio sandėliavimo procedūra ir atsiranda prievolė apskaičiuoti importo PVM. Dabar aptarsiu, kada užsienio apmokestinamasis asmuo privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojų dėl vykdomų prekių ir paslaugų įsigijimų. Prievolė registruotis Lietuvoje PVM mokėtojų atsiranda kai iš ES įsigyjamos prekės, skaitant ir prekių persivežimą verslo tikslais, kurioms negalima PVM atskaita, ir bendrai iš ES įsigytų prekių vertė per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršija 14 000 eurų ribą. Iš ES įsigyjamos prekės, įskaitant ir prekių persivežimą verslo tikslais, kurioms galima PVM atskaita, bei asmuo yra įsisteigęs už ES teritorijos ribų arba kitoje ES valstybėje narėje, tačiau asmuo neturi įsisteigimo valstybėje narėje suteikto identifikacinio PVM numerio su žyminiu EX tokio numerio pabaigoje, kuris taikomas Lietuvoje. Arba kai asmuo yra įsisteigęs kitoje ES valstybėje narėje ir asmuo turi įsisteigimo valstybėje narėje suteiktą identifikacinį PVM numerį su žyminiu EX tokio numerio pabaigoje, kuris taikomas Lietuvoje, tačiau bendra iš ES įsigytų prekių vertė per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršija 14 000 eurų ribą. Per šalies teritorijoje esantį nuolatinį padalinį įsigyja užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje teikiamų paslaugų, už kurias paslaugų pirkėjas PVM įstatymo 95 straipsnio antroje dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM. Pažymėtina, kad jeigu prekės iš kitų ES valstybių narių ar paslaugos per Lietuvoje esantį nuolatinį padalinį įsigyja kitoje ES valstybėje narėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kuris turi jo įsisteigimo ES valstybės narės suteiktą identifikacinį kodą su žyminiu EX jo pabaigoje ir kuris galioja Lietuvoje, toks asmuo gali pasirinkti registruotis PVM mokėtojų taikančių SVS Lietuvoje ir toliau neapmokestinti PVM savo vykdomų tiekimų Lietuvoje, tol kol neviršija SVS schemos taikymui nustatytų gauto atlygio Lietuvos teritorijoje ir bendros ES apyvartos ribų. Atvejais, kai vertinama 14 000 eurų riba, į ją neįtraukiamos PVM neapmokestinamos prekės, taip pat prekės, kurioms taikoma maržos apmokestinimo schema ir prekės, kurioms pagal PVM įstatymo 43, 44 ir 47 straipsnius būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas. Atkreipiu dėmesį, jei iš kitos valstybės narės yra įsigyjamos akcizais apmokestinamos prekės ar naujos transporto priemonės, tai neatsižvelgiant į įsigyjamų prekių vertę, užsienio apmokestinamas asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtojų. Tačiau PVM Lietuvoje už šias prekes turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekio atgabenimo į Lietuvą. PVM mokėtojų registracijos prašymas teikiamas tik per mano VMI sistemą. Todėl tam, kad užsienio apmokestinamasis asmuo galėtų pateikti registracijos PVM mokėtojų prašymą, visų pirma būtina įsiregistruoti į Lietuvos mokesčių mokėtojų registrą. Užsienio juridinis asmuo tai gali atlikti užpildydamas formą FR0227, o užsienio fizinis asmuo užpildydamas prašymą įregistruoti individualią veiklą arba ekonominę veiklą PVM tikslais mokesčių mokėtojų registre. Užsienio juridinių asmenų registracijos į mokesčių mokėtojų registrą forma FR0227 gali būti pateikta elektroniniu būdu mano VMI aplinkoje arba užpildyta ir pateikta tiesiogiai arba atsiųsta paštu valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tuo tarpu užsienio fizinio asmens prašymas įregistruoti individualią veiklą arba ekonominę veiklą PVM tikslais mokesčių mokėtojų registre gali būti pateiktas elektroniniu būdu per mano VMI sistemą, paskambinus konsultacijų telefonu arba atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
Prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos autorizuoto elektroninių paslaugų teikimo portalo Mano VMI nuorodą galite rasti apsilankę VMI svetainėje adresu vmi.lt ir pasirinkę prisijungti. Prisijungti prie Mano VMI portalo galite šiais būdais: naudojantis išorinėmis sistemomis, tokiomis kaip elektroninė bankininkystė, VMI išduotomis prisijungimo priemonėmis, naudojantis elektroniniu parašu. Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo ar jo atstovas nesinaudoja išorinėmis sistemomis ar elektroniniu parašu, tai toks asmuo gali išsiimti prisijungimą prie VMI sistemų priemonės, vartotojo vardą ir slaptažodį. VMI prisijungimo priemonės suteikiamos priklausomai nuo situacijos. Užsienio juridinio asmens atstovams, tokiems kaip juridinio asmens vadovui ar juridinio asmens vadovo įgaliotam asmeniui, nurodytiems formoje FR0227, VMI prisijungimo priemonės išduodamos automatiškai ir pateikiamos elektroninio pašto adresu, nurodytų prie šių atstovų kontaktinės informacijos formoje FR0227. Tuo tarpu užsienio fiziniai asmenys, kurie nėra registruoti mokesčių mokėtojų registre ir kurie atstovauja save arba kitus fizinius arba juridinius asmenis, VMI prisijungimo priemonės gali užsisakyti pateikdami prašymą išduoti VMI prisijungimo priemonės. Prašymą išduoti VMI prisijungimo priemonės galima pateikti atvykus į VMI aptarnavimo skyrių, išsiųsti paštu arba atsiųsti elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt. Jei prašymas išduoti VMI prisijungimo priemonę siunčiamas paštu, kartu turi būti pateikiamas notaro patvirtinta arba kitaip įstatymo nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. O jei prašymas išduoti VMI prisijungimo priemonės siunčiamas elektroniniu paštu, toks prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Registracijos PVM mokėtojų prašymą Mano VMI sistemoje rasite pasirinkę: paslaugos, PVM mokestis ir registravimas, PVM mokėtojo arba ir SVS Lietuvoje dalyviai registravimas ir atsinaujinusiame Mano VMI portalo lange pasirinkite pildyti. Atsivėrus PVM mokėtojų registracijos prašymo pildymui, asmenys, kuriems pagal aptartas PVM įstatymo nuostatas kyla prievolė registruotis PVM mokėtojais, turi nurodyti pildomo prašymo tipą įregistravimas PVM mokėtojų. Tuo tarpu asmenys, kurie yra įsisteigę kitoje ES valstybėje narėje ir kurie, turėdami įsisteigimo ES valstybės narės suteiktą identifikacinį numerį su žyminiu EX, taikytinu Lietuvoje, atitinka keliamas per kalendorinius metus gauto atlygio iš Lietuvoje vykdomos PVM apmokestinamos ekonominės veiklos ir bendros ES apyvartos ribų sąlygas, gali pasirinkti prašymo tipą įregistravimas PVM mokėtojų ir nacionalinės smulkaus verslo schemos dalyvių ir tokiu būdu įsiregistruoti PVM mokėtojais taikančiais smulkaus verslo schemą Lietuvoje. Jei užsienio apmokestinamasis asmuo yra įsikūręs už ES teritorijos ribų, prašymą įregistruoti PVM mokėtojų pateikia Lietuvoje esantis padalinys. Jeigu padalinio nėra, tuomet prašymą pateikia užsienio apmokestinamo asmens paskirtas fiskalinis agentas. Svarbu paminėti, kad Norvegija yra vienintelė ne ES valstybė, kurios užsienio juridiniai asmenys gali registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje be fiskalinio agento, nes su ES yra pasirašytas susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimo vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje. Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo yra įsikūręs kitoje ES valstybėje narėje, prašymą įregistruoti PVM mokėtojų pateikia pats užsienio apmokestinamasis asmuo arba jo įgaliotas asmuo. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis PVM mokėtojų Lietuvoje, prašymas pateikiamas nedelsiant, kai tik atsiranda prievolė. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo registruojasi PVM mokėtojų Lietuvoje savanoriškai, prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama įsiregistruoti PVM mokėtojų. Noriu atkreipti dėmesį, kad kai užsienio apmokestinamasis asmuo privalo registruotis Lietuvoje PVM mokėtojų, bet to nepadaro, prievolė Lietuvoje skaičiuoti, mokėti, deklaruoti PVM išlieka. Visą aktualią informaciją rasite nuorodose, kurias pateikėme ir video aprašyme. Ačiū už dėmesį.